Sveiki, aš esu Giedrė, o šis video apie tai, kaip galite planuoti procedūras naudodami Bidiu. Taigi Bidiu pirmiausia pasirinkite projektus ir tuomet dešiniajame kamputyje paspauskite mygtuką procedūros. Tuomet kairiajame kamputyje spauskite ant nuorodos pridėti procedūrą ir redagavimo formoje įrašykite pavadinimą, aprašymą bei pasirinkite tipą, tarkim, savaitinė procedūra. Taip pat galite pasirinkti, kurią būtent savaitės dieną ši procedūra kartosis. Mėnesinės procedūros gali kartotis arba mėnesio dieną, arba savaitės dieną. Jei renkate savaitės dieną, kalendoriuje pažymėkite, kurios savaitės, būtent kurią dieną ši procedūra turėtų būti sukuriama. Jeigu mėnesinė procedūra turi kartotis mėnesio dieną, vėlgi kalendoriuje pasirinkite konkrečią mėnesio dieną ir procedūra tai dienai bus sukurta. Paskutinis tipas yra metinės procedūros. Jūs galite pasirinkti mėnesį metuose ir jo dieną, kuriai bus sukuriama metinė procedūra. Tarkim, Liepos 29 dienai kiekvienais metais. Suvedę procedūros duomenis, įrašykite zoną, projektą, etapą. Šiuo metu procedūrą priskyriau savo ir tuomet spaudžiu išsaugoti procedūrą. Ją galėsite matyti procedūrų medyje. Taip pat procedūrą galite sukurti per naujos užduoties formą. Jums reikia pasirinkti tipą, tuomet pažymėti, jog tai yra procedūra ir pamatysite, jog šioje užduoties redagavimo formoje atsiranda procedūros redagavimo lentelės. O dabar grįžkime į projektus ir matome, jog procedūrų medyje jau yra suplanuotos savaitinės procedūros, po savaitinėmis yra mėnesinės procedūros ir visos metinės procedūros. O čia mano ką tik sukurta procedūra nufilmuoti video. Jeigu norite kurti ketvirtinės procedūras, tiesiog sukurkite 4 metinės procedūras skirtingiems mėnesiams. Į projektų planuotoją galite nutempti visą procedūrų medį. Tuomet atsidarys lentelė, joje į periodą patenkančios procedūros bus pažymėtas varnele. Jei procedūrų daug, perverskite kitą puslapį ir tuomet vėl matysite, jog tam tikros procedūros nepažymėtos varnele, šalia jų yra ženkliukai, kurių paaiškinimas pateiktas lentelės apačioje. Sužymėjusi visas reikiamas procedūras, aš spaudžiu mygtuką tvirtinu ir tuomet matau, kad visos mano pasirinktos procedūros jau yra perkeltos į pasirinktą savaitę projektų planuotojo sąraše. Analogiškai galite perkelti tiek visas procedūras, tiek tik tai savaitinės, mėnesinės ar metinės procedūras į pasirinktą periodą. Linkiu sėkmės planuojant procedūras per Bidiu. Jeigu žiūrint jums kilo klausimų ar turite komentarų, susisiekite su mumis.